Taip, tada tęsiam. Mes turime jungiklį, turim du šviestuvus, planavome vieną įdėti, bet kažkaip tai tikrai negražiai. Jeigu grįžtame prie tų išorinių kampų, labai gražiai gavosi tas kampas, suvedėme viską super gražiai. Dėl palangės irgi reikalaukite, kad iš karto meistrai sumontuotų. Jeigu grįžti prie to metalo, kur mes turime laukia, jį reikia padengti hidroizoliaciją. Būtinai patikrinkite, kai atlikinės meistras tos darbus, kad būtų viskas padaryta, kad vėliau nedrėktų jūsų lubos, nes dažniausiai būna tokių klaidų. Tada plintusas irgi elegantiškas, tik pasižiūrėkite, kaip gražiai praeitas su akrylu. Ir mes neturime kažkokių tai tarpelių. Iš apačios palikome, kad galėtų vaikščioti. Lubų su tarpeliu, su elektra kaip ir viskas aišku. Čia dar papildomas šviestuvas. Ir tokį balkoną mes su jumis gavome. Jeigu yra dar klausimų, rašykite.